Labdien visiem. Kon pradėjau filmuoti, čia biškį laisvą filmuosak video. Tarpšiam prieš atsivedėjom, prieš jauniklius, kaip sak, belikas grubę savaitę ar 10 dienų išvalau narvus. Daug nebūtų, kaip sak, čia prisidirbs, nepraeis, valim, bet vis tiek išvalau narvą. Apie savaitę dar likus. Matus patėlis šitą pilus jau nusileidži žema. Jau į ženklus, kad ant laukas. Dabar išvalėm narvą, pakrekėm gan storą, kokį 10 cm bus. O dabar čia susitvarkys ant ką panarėk. Niekas čia daug nedailin. Svarbus storą šiaudų, kad būtų sausa. Šiaudo pačio dar dedu pievenų, kad drėgmę surinkt. Nu ir viskas, kaip sak, apsivalėm. Apsivalėm narvą. Čia viršau gale dar ir nevalyts. Savai rankų nepatogiai parodyti. O čia nevalyts dar, čia ta kit patelė. Nu va, čia vienam kom pirštą. Tuolets pasidarys, nu pasirodė, kontu čia. Nu išvalysim į tą antrą. Katra čia tus lizdas dar visoks netikrus. Nežinau, matysim, bet kažin ar ant čia atsives. Nu, bus matyti. Čia pailus įbišk pažemėjais, tai neaišku. Turės ant čia kona, ne? Gal tik kelis vakstą turės. Bet išvalyti rektom. Paruošti. Tai matysim, bus čia jaunimo, nebus. Pravalysim. Ir ton antroj. Bišk pristabdys, paskui gal ko nors kaip mėnesį šaus be valandų. Nu, prasivalėm. Dabar žemės, kaip sak, leikt, visokių, kaip sak, pribarst šiukšlių. Tai pasiimam šepėt, prasivalom. Nu, kiti šitą va, galim pažiūrėti, čia kur šeramės pastovi. Nu ir pribarstu šeinu. Nevalau aš, nu čia dažna. Prašluoju karts nu kart. Nes kažkur mačiau, buvau pakomentai, kad sakymas kiekvien dien, čia valas, nesivalom kiekvien dien. Bet šiek tiek tvarka reikia. Priveizėti. Prašluojam. Nu, kai čia trūnk šitas sušiupėlį, paskui susemam iškratom ir į tvarkelį. Nu, šia prek, biški pritrius švaros. Kaip sak, ypačius narvus sarviuose, kad būtent. Ir visur kitur. Tai va. Dabar biški pristabdysim, tai jau grįšim. Grįžtam atgal. Nu, prasišlavėm. Tvarkelį, ko triušę išvalyti, abiejais patelis, galės laukti jaunimą. Viškai junkiam prožektorių, kad labiau matytume. Nu, sako, komfortiška. Gali ilsėti, įsikirtų jau saryt, kur atėsim apsišerti. Jo, kaip sak, dėl tvarkos ir kažkaip nemėgsta aš labai užsileisti. Kaip sak, apsiversti. Biški čia turėjom tų visokių pašalin daiktų datrušydė, bet jau šį metą turėt nebeleiktenų. Išsikraustysim į garažą. Ir bus čia vien tik ta, kas su triušė susiję. Taip turėt būti. Nes šiaip ką kitur pažiūri, vokiečių triušininkas, kurie ten ją augin. Aš abi kur, kaip sak, užsieniečius, nu ir viens kits lietuvis. Aš pats esu buvęs dar seniau čia. Prieš kokį 6 metus ar 7, ką pradėjau auginti. Netoli Šilalės viens toks žmogus augin.
irgi buvo betonauts grindis, narva vis tvarkinga padaryti. 3 aukštas, tik ta ten narva buvo su grindim iš tinklo, tai irgi tvarka buvo. Idealiai, kaip sagali atvažiavęs, nereik ten guminį apsimauti brėsti. Tai kažkaip tokį triušinink pamatys, tai iš karto pačiam kil galvo, kaip tur atrodyti. Pradžioje taip netrodyti, kur neturėjau galimybę, bet dabar, kad jau atsirado, tai irgi įsiruošiam per laiką. Sak, milijon čia nekainu, dažniausiai vis pastatas tur, tik matyt dar pritrūkst norą ar laiką, bet greičiau norą susitvarkyti. Aš apie pas mumis daug kas ir atvažiavau pirkti triuštai. Sakė, pastaisimus atsą gyvenį, tam tvarti, kad čia sutvarkyti. Nu dabar aš tą 2 narvus išvalyti, kiek čia 20 minučių netrukau su pafilmavimas. Nu, aišku, jau valatin kokį 10 narvų, 15, jau užtrunki 1,5 valandos, bet tas ne kiekvien dieną, kas 2 savaitės. Nu, kaip sak, paskiau nėra nei gėda, nei žmogų įsivesti į triušidį. Bent jau aš tokios nuomonės laikaus. Jie atvažiavau, sakau, drąsiai enam. Niekas naslėp, žiūrėkite, ką paugin. Nežinau, pakol kas da blogų komentarų ne. Kas yra triušis, ada kažkon. Nes atsigėrdys, bet jeigu žmonės grįžti po 3 metų nusipirkti triušiaus, kur netgi jau būni net numeriaus neišsisaugo, jei kas nors nusipirk. Kaip sak, tik tą vieną antras išsisaugo, jis kažkoks kontaktas užsimazga ryšys kažkon daliniais auginiam ypatumas. Bet čia žmonės kiti, matyt, išsisaugo numerį, tai skambin dažna, kur net neskelbė medėjais klaus, ar turi kur nors tinkama. Tai va, tokie pastebėjimai. Kaip sak, prenumeratorių biškį padaugėjai. Jau artėjau prie 50 netgi. Tai va, kam patinka video, galite prenumeruoti kanalą. Jau buvo minėjęs praeitam video, kad video nebus dažni, tai kaip turėsim kažko naujo, taip ir parodysim. Bet aišku, stengsimės įkelti kuo dažniau kažko naujo, bet kad tas mano ūkis toks ir nedidelis. Tai kažkas čia stebuklinga naujo dažnai neįvyks, bet kartais nežinosi. O, kaip gražiai klausau. Tai va, kaip matyti, pasikreikimas, ir dabar čia judesiaus, vas naktin čia vargs. O kit patelį, Elsas, rame. Tai va, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kas prenumeruojat, kažkas dar pakomentuojat. Tai gali pakomentuoti, kaip jūs darot, kaip augint. Ir iki sekančio video. Iki.